Nu va, atėjo laikas papasakoti apie savo tą dviratį ir apie tai, kaip aš jį pritaikiau savo reikmėms. Visų pirma, pradėsiu nuo savęs. Aš prieš 6 metus patyręs insultą ir per tą laiką 6 metai aš ne kažką tai valdau tą ranką. Nu, ją galiu daugmaž taip užsidėti čia tą ranką ir kuoją irgi daugmaž ten įsikišti. Tai arba ir tai aš dar iki šiol nevaikštau normaliai, be vaikštynės. Tai va, dabar aš noriu papasakoti apie tą triratį, kaip aš jį, kas jisai yra, daiktas ir kaip aš jį pasidariau pagal save. Nes būna kažkas kelyje mane klausia, o kaip čia, o kur čia, arba būna kiti nedrįsta net paklausti, dėl to aš galvoju, reikia papasakoti. Čia yra paprastas 3 ratų triratis. Aš tą triratį su laiku, realiai per mėnesių bėgį įsistačiau motorą elektrinį iš firmos Vilniaus šitos Kanadų firmos Golden Motor, bet jinai iš tikrųjų yra Miromax firma. Ir akumuliatorių, ir dar valdymą. Čia aš galiu, tarkim, pasuosti gazą, galiu išjungti, atjungti su stabdžiu, galiu žiūrėti čia per šitą ekraną visą tą, kokiu gazu važiuoju, kiek ima įtampos, kiek liko akumuliatoriaus ir daug maž tokių nustatymų. Tai va, aš realiai per laiką pasidariau elektrinį triratį. Paskui aš tą triratį daug maž patobulinau, aš įdėjau tą orinę šakę. Šitą visą tą ir aš jau minkštai važiuoju švelniai ir man ten tie goliai to rato nepareis taip greitai, nes ir amortizacija sugeria visą tą dūžius. Paskui ką dar aš padariau? Paskui pasikeičiau vairą, kad būtų stabilus. Čia visokių prisidėliau patogumų. Man važiuojant, tarkime, man geriausia yra, kad viską tą galiu valyti su tą ranka tiktais, o šitą ranką tiktais aš užsidedu, kad jinai neiškristų. Tai šitą ranką aš valdau, čia yra gazas, čia yra stabdis, čia yra šviesa galinė, čia yra šviesos apamai užsidėk, jeigu reikia šviesas visas užsidėk. Čia tokių patogumų prisidaręs, o šitą ranką, kad jeigu pastabdyčiau, jinai gali tiesiog taip pat iškristi, jinai neturi laikymosi. Jinai realiai, kad neiškristų, šitą specialiai metalą tokie angliai. Apnokščiau, kad tie angliai, kad matytųsi, kad ta ranka nekrenta lauk iš šito vairo. Paskui nekrenta į šoną, nekrenta į tą šoną. Aš realiai stabdyčiau, man ta ranka ten atsimuša į tą ir, žodžiu, neišsprūsta ta ranka. O su šitą ranką stabiliai stoja, viskas tą vairuoju. Ir tokių momentų, pavyzdžiui, kada važiuoja siauras dviračių takas, ir važiuojat porelę kokią nors dviese. Ir aš, pavyzdžiui, noriu su jais pasilenkti, o aš vairuoju tik vieną ranką. Ir jie tiesiog ne tai, kad vorelė važiuotų, o jie realiai pasitraukia čiut vienas prie kitą priglundo, o man lieka toks kraštelis, o jie realiai nežino, kad aš vieną ranką vairuoju. Tai principė, arba aš nulėksiu, arba aš iš juos užkliusiu. Nu, čia ne apie tai, aš ne apie tai, apie tą motorą. Tai va, žodžiu, kas čia per daiktas? Šitas motoras, tenais, šitas, yra 1000 vatų. Akumuliatoriai, čia aišku keičiu tos akumuliatorius, nes jie tiek tie laiko, tarkime, 1000 pakrovimų. Žodžiu, jau 4 metai važinėjau su tais, kurie šitie du, tai jie jau yra 50% beturi jėgos. O tas čia visiškai naujas, nes aš planuoju maždaug galbūt už poros savaičių važiuosiu į Vilnių. Užfiksuoti specialiai tą rekordą, kurį jau sutariau per mėnesį, sutarsi su naujų metų žiemą, kad aš važiuosiu į Vilnių, neįgalus, nevaldantis rankos kojos, su šito triračiu ir užfiksuosiu rekordą tarp neįgaliųjų, kad galiu į Vilnių nuvažiuoti per 3 dienas. Aš realiai galiu atvažiuoti per 2 dienas, bet taip sutarim, kad atvažiuočiau per 3 dienas, reikia atvažiuoti ryte. Ok. Patikslinau ten dar laiką, netgi šiandien, kad seniau man buvo, kalbėjomės, kad pranešk mums apie tą važiavimą prieš 10 dienų. O aš prieš 10 dienų niekaip negaliu žinot, kokie bus orai.
kad norisi, kad pūstų porą dienų vėjas į nugarą. O kad prieš vėją aš visiškai negaliu važiuoti, nes nes šiandien sužinau tokią gerą naujieną, kad pranešk mums, kad prieš 5 dienas. Okei, 5 dienas pasižiūrėsiu į orus, kai jau tikrai žinosi, kad liko ten geri orai, aš jau ir važiuosiu. Gali būti, kad aš nuo kokios 15 jau išvažiuosiu, gegužės 15 į Vilnių. Tai va, ką dar apie tą dvirtį šį savo norėjau papasakoti. Va čia rankai visi tą sakau yra apsaugos, kad neiškristų ta ranka. Ir kojai irgi yra toks specialus įkišti į tą, kad koja irgi aš nenukristų mano pedalas. Ir realiai aš šiaip nevaikščiau, bet toksai įkišti, toksai į kilpą tokį pasidariau. Ir tokį pasidariau, tokį monstriuką. Ir žodžiu dabar, kągi, aš realiai ne tai, kad nepaeinu ten į problemas, nesijaučiu, aš ant jo užsilipu ir laksau kaip išprotėjęs, kaip Jurkas. Ja. Man viskas super. Tai va, įsikišu tą koją, įsikišu į tą pedaliuką. Sužigruoju. Šipsą suliuosi pakelti, kad uždėti, kad koja neiškristų. Vėl koja pasitaisau biškutį. Pasitaisau ranką, kad neiškristų. Ir tada duodu gazą. Ir važiuoju. Lauk, išimsiu stabdį. Taip ir gyvenam. Taip, kad žodžiu, gyvenimas yra fainas ir daiktą gerai prisiderinau, galbūt galėtum dar kažką tai tokio prisigalvoti. Tarkim, vieną dalyką, galbūt kažkas tai parašytų ar man patartų. Aš realiai noriu filmuoti, noriu viską fiksuoti. Bet tą GoPro kamerą, kur dabar draugas filmuoja, aš galiu tik dėtis ant pasavęs ant šalmo. Aš užsakiau specialią šalmą į priekį, kur čia kamera galvoju, čia į priekį laikysiu, nes aš tos rankos kaip ir neturiu beveik. O su tą ranką ir stabdyti, ir vairuoti, ir dar kamerą laikyti, aš nėra šansų. Tai aš realiai galvoju, mintelė, time out. Toliau tęsiu palauk. Kur čia baigiau? Baigiau, kad šalmą, aš įsigijau šalmą, kad ta kamera būtų priekė čia ant smakro, nes aš negaliu su ta ranka viena ir vairuoti, ir filmuoti, o norisi save parodyti, kaip aš, ką šneku, norisi kaip dauguma ten, kurie važinėja su dvirčiais, kad ir tas Špykis, kad ir Aurimas Valujavičius, ar visi kiti, jie kaip pavyzdžiai man, bet jie turi abidvi rankas, jie laisvai viską rodo, viską, aš vieną ranką negaliu to padaryti, aš nežinau, ką sugalvoti. Tai aš galvoju, galbūt ant to šalmo kažką uždėti, užsidėjau tokį šalmą, įsigijau aš jį, bet ta kamera spaudžia, tas visas į apačią spaudžia, aš čia taip užsivežiau, kad čia vos mane smaugtų ir ta kamera spaudžia, vis tiek man čia akiniai spaudžia į šitą nosį. Žodžiu, nesupratau, netinkamas variantas, aš matau, kad kamerą galiu dėti ten, kad aš galėčiau normaliai būti. Aš negaliu, arba su tą galvą sukiotis, arba kažką tai nebet, arba kažkokį čia prisistatyti kitą kamerą, parodyti, kad viena kamera mane rodytų, viena kamera kita, bet kitą kamerą įsigyti dar plus 500, šitą 450 kainavo GoPro. Pas manęs yra GoPro 11. Galbūt kokio nors pigesnė, kokį porą šimtų, kažką tai tokio nebrangos pasistatyčiau. Jo priekį, jinai karts nuo karto įrašą darant, tarkime, vieną kamerą iš viršaus filmuoja viską, kitą kamerą, kaip aš šneku, kažką tai, jo, galbūt variantas. Tai va, tiek žinių.